Vieta specifinė. Dabar yra toks dalykas madingas dvasiniuose įvairiuose mokymuose ir ieškojimuose kaip jėgos vietos. Tokia sąvoka yra jėgos vieta. Ir daug kas pasakoja, kas tai yra jėgos vieta. Tai reiškia, kad susidaro įspūdis toks, kad atėjus į tam tikrą teritoriją, į tam tikrą geografinę padėtį, žmogus pasijaučia kažkaip tai ypatingas. Arba pradeda jausti kažkokią ten energijos antplūdį, sakykime, arba ten pasveiksta kažkas, kas turėjo kažkokių problemų, arba tos problemas išsisprendžia įvairiai. Sakykime, susidaro nuomonė tokia, kad jėgos vieta tai yra kažkas tokio unikalaus teigiamo, kur išsprendžia visas problemas ir žmogus su savim dirbti nieko nereikia ir jam savaime viskas atėjo, pastovėjo, viskas nuėmė tvarkoj. Grįžo namo iš tos jėgos vietos, pasirodo, kad viskas grįžta atgal. Taip atsiranda visokių tokių kelionių, kurios vadinamos šamaninės kelionės. Mes važiuojame iš savo socialinio gyvenimo, iš savo kažkokių sugalvotų savo problemų. Išvažiuojam pas šamanus, kad jisai nuo mūsų nuimtų viską, ką mes sugalvojom. Yra, sakykime, įvairios metodikos šamaninės. Daug kas domisi dabar įvairiais, sakykime, psichodeliniais dalykais, kaip nuvažiuoti į kokią Peru ar į Braziliją, pagerti javaskos, pavyzdžiui. Dar visokių, sakykime, yra priemonių, kurios šiek tiek atpalaiduoja mąstymą, šiek tiek perveda smegenis į tam tikrą kitą bangų ruožą ir žmogui pasimato kitoks pasaulis, negu jis visada jį yra matęs. Nuo to būna, kad keičiasi jo suvokimas ir keičiasi mąstymas. Ir nuo to tik tais atsiranda galbūt kitas požiūris į tas savo sugalvotas problemas ir jis jas pradeda spręsti. Tiksliau, jos pačios pradeda spręstis arba jų staiga nelieka, nes jų kaip sugalvojo, taip nebesugalvojus ir nėra. Tai galima pavadinti, kad šamano darbas buvo padarytas. Galima pavadinti, kad žmogaus tiesiog gavęs tam tikrą postūmį pradėjo keisti savo mąstymą. Nuo to būtent mąstymo kokybės priklauso visa gyvenimo kokybė. Ir niekas nieko negali, sakykime, nei įtakoti, nei išgelbėti. Bet mes visada ieškom kažko, kas gali išgelbėti iš ko nors, ką mes patys įlindom. Ir tokiu atveju atsiranda dar vienas išsigelbėjimas, važiuokim į jėgos vietą. Kas tai jėgos vieta, niekas nelabai įsigilino, niekas nelabai girdėjo, bet vat yra, kaip sakoma, skelbiama kažkokia piligriminė kelionė, ar ten kokia nors, sakykime, retritas koks nors, ar dar kas nors, į tam tikras jėgos vietas. Ir ten prasideda, nuvažiavęs į jėgos vietą, ką aš ten gausiu. Socialiai mąstantis žmogus, jisai priprato dabar prie visokių treningų, visokių lygio, kuriuose aiškiai išvardinta punktais. Jeigu tu ateisi ten, tai tau išspręsim va tą. Viskas labai paprasta, susimoku pinigus, man išsprendė. Rezultate, po dienos dviejų, matau, praėjo viskas, euforija dingo, niekas nieko neišsprendė ir toliau iškapstausi ten, kur kapščiausi. O šitas nusivylimas iš tikrųjų tai reiškia, kad viskas yra žmogaus viduje ir viskas jo rankose. Ir niekas iš išorės jo niekada iš niekur neištrauks ir neišgelbės, bet postūmį gali duoti. Jėgos vietos apskritai ne tik pozityvios ir ne tik gydančios ir ne tik dar kokios nors. Jėgos vieta daugiau suprantama, kad tai yra tam tikra pasiekiama būsena, galbūt, kurioje žmogus daro kažkokias išvadas. Joje jisai gali pajausti labai įvairiai, sakykime, tą vadinamą, jeigu kalbam apie energetiką, tokia kaip irgi pasenusi sąvoka, nes kvantiniam lygmenyje nėra jokios energijos, bet daleiskim ją mes grįžtam atgal ir pradedam nagrinėti, kas tai yra energetika. Yra bioenergetika, yra kažkokia jėgos vietos energetika. Tada, aišku, su savo bioenergetika žmogus atėjo į tam tikrą jėgos vietos energetiką, jisai pradeda skanuotis ir keistis jo energijos. Jis pradeda jausti kažką, bet jėgos vietų yra visokių. Vienur gali vadinamą energiją išsiurbti, kaip mes įpratę simboliškai kalbėti magijai. Kitur gali priduoti energijos, kitur gali atpalaiduoti, kitur gali tiesiog įvesti į tam tikrą būseną, kur prasideda kažkokie, sakykime, paveiksliukai pradeda eiti, galbūt atsipalaidavimas pasiekiamas. Tam tikros būsenos korekcijos vyksta. Išėjus iš tos vietos gali būti viskas tas pats, o gali ir pasikeisti. Yra vietos, kurios pakeičia
mąstymą ir suvokimą. Yra vietos, kurios laikinai, kol ten sėdi, lygtais gerai. Išėjai iš ten, tas pats. Tai jeigu mes kalbam apie jėgos vietas, reikia žinoti, kokios jos yra visų pirma, ko mes norim iš tos jėgos vietos ir tada žinoti savo kažkokius lūkesčius iš tos jėgos vietos ir žinoti visą procesą, kaip tai vyksta. Kad daugumoj ne jėgos vieta nulėmė, o žmogaus sugebėjimas rezonuoti su tam tikra vibracija, kuri yra tam lauke. Kažkokiu, sakykime, spinduliu. Kas liečia Kareliją, ji yra anomalinė zona. Labai daug kuriuose vietose anomalinės zonos. Reiškia tektoniniai visokie lūžiai. Kitas dalykas, jeigu mes kalbam moksliškai, tai yra ant kristalų stovintis regionas. Jeigu mes kalbam su magija susijusiais dalykais, tai yra informacinė bazė kvantiniam lygmenį. Kiek kam sugebėta bus prisijungti ir tą pajausti, čia kiekvienas jau priklauso nuo jo savybių ir nuo jo rezonavimo, nuo suvokimo lygio ir būtent ką jisai iš ten išsineš. Gali pasikeisti labai stipriai viskas, gali, sakykime, ta transformacija užtrukti šiek tiek ilgiau, jeigu žmogus nepasiruošęs pokyčiams. Bet pokyčiai neišvengiami. Todėl, kad tai yra labai stipri įtaka tos vietos, plus, sakykime, kitas dalykas, kitas aspektas, jeigu mes kalbam toliau, kas per procesas vidinis dedasi tam tikrose jėgos vietose, tai procesą užveda tas žmogus, kuris į tą jėgos vietą nuvedė. Šitas reiškinys, jisai žinomas nuo senų senovės, dar kadaise Petro I laikais, visi žinojo, kad jis turi kaip vadovas savybę įtakoti daug labai dalykų pasaulyje vykstančių. Ir Petro I pastatyti pastatai, pastatyti miestai specialiai daromi tam tikrose vietose buvo, tai yra jo jėgos vietos. Dėl to po šiai dienai yra išlikusių tokių, sakykime, statinių, tokių konstrukcinių elementų, tiek Peterburge, tiek Maskvoje, tiek daug kuriuose, sakykime, Rusijos netgi miestuose, kurie yra specialiai orientuoti taip, kad generuotų srautą tam tikrą, kuris yra daugiau, sakykime, ne prie Žemės pririštas, bet jis yra kvantiniam lygmenyje esantis tam tikras kodinė struktūra, ta struktūra tiesiog yra suvedama į tam tikrą tašką ir užsukamas tam tikras spindulys. Va tame regione vyksta kažkas maginio. Apie tai paskui visi ir kalba, kad nubėgo ten prie tokio akmens ir kažką pajutė. Nuėjo ten, dar kažką pajutė. Karelijos regionas, jis nuo senų senovės toks yra ir tai yra net ne Karelijos, tai yra visai kitos civilizacijos palikimai. Ir tai, kas dabar ten vyksta, tai vyksta daugiau tas, kas sugalvota, to, kas nusiveža į tą Kareliją. Žodžiu, jėgos vieta ne geografinė. Jėgos vieta yra tam tikro žmogaus arba ne žmogaus sukurtas tam tikras informacinis, kvantinis, tokia kaip sistema atskira, kurioje toj sistemai užduodami tam tikri parametrai. Transformacinis parametras užduotas Karelijai. Kažkoks, sakykime, kitoks žinių daugiau maginios, tokios giliai, tokios ir tos vadinamos širdies centro daugiau atidarimo, suvokimo pasaulio kaip vieningo, kaip sakykime, per besąlyginės meilės prizmę. Yra daugiau švelnus tokie regionai, kurie yra Egiptas, Kipras, todėl kad ten tinkamos sąlygos yra. Kur tinkamiausios sąlygos sukurti kokią nors kvantinę struktūrą, ten jinai ir sukūrima. Jos ten nebuvo. Ir ten jos nebuvo. Ji yra sukūrima specialiai. Sukūrima su tam tikrų, sakykime, sugebėjimu kažkieno, kuris tą daro. Ir jokio skirtumo, kur geografiškai, bet yra skirtumas, kur struktūra gali laikytis ilgiausiai, būti nepažeidžiama ir apsaugota nuo poveikio kažkokių kitokių struktūrų. Ir visų egregorų, ir visko. Tai Karelijos regionas ant kristalų laikomas yra transformacinės struktūros, kurie labai stipriai keičia žmogaus mąstymą, jo požiūrį, jo visą gyvenimą. Ir tas pokytis tai yra tokia milžiniška jėga, kuri dėl to ir traukia. Vieną kartą nuvažiavęs, daugiau, galima sakyti, vėl važiuosi ir važiuosi.
čia ne pririšimai. Tai yra tokia energija, kuri išneša į šviesą, kuri išneša į tobulėjimą, kuri išneša į transformaciją, kuri išneša į tam tikrą kitą lygmenį visiškai. Dėl to jį traukia, nes jos gale visada traukia. Taip pat ir kiti regionai, kuriuose daugiau, sakykime, eina struktūra, kuri harmonizuojanti, kuri kalba apie būtent pasaulio priėmimą ne priešiškai, ne dualiai, ne pastoviai kovojant, ne pastoviai prieštaraujant, ne su karais, o kaip gyventi darniai. Tai tos struktūros, jos yra daugiau laikomos tose regionuose, kur daugiau, sakykime, Irano mitologija, visa zoroastrizmo, visi, sakykime, senovės šaltiniai, ištakos visos. Ir tam renkamasi tokia struktūra, tokia, sakykime, erdvė tai struktūrai talpinti, kuri gali ten švelninti procesą. Kaip Karelija, sakykime, toks stiprus postumis ir ryškus pokyčiai, taip daleiskim kita struktūra, ji yra labai švelni, atsidaranti, sakykime, daugiau žmogų visuotiniai tai meiliai ir priėmimui visko, kas yra. Todėl, kad viskas yra viena. Nėra jokių skirtumų, nėra jokių dualumų ir žmonės turi papildyti vienas kitą, o ne konkuruoti, kovoti ir nesvarbu už kokias teisės, nesvarbu prieš ką kova nėra gerai ir ji nesuprantama. Pasaulio santvarkoje, sandaroje visoje kovos niekur iš tikrųjų neturi būti. Tai yra dualumo programa tam tikra, kuri tam tikrose kvantinėse struktūrose nepripažįstama, ji yra anuliuojama, dėl to žmonės patekia į tą kvantinę struktūrą, jie pasijaučia visai kitaip ir jie pradeda suvokti savo tolerancijos platėjančias ribas kažkokias ir savo suvokimo ribas ir jiems tada kažkur jau bent jau atsidaro nors dalis tos informacijos, kuri kitaip neprileidžiama prie jos. Visa informacija slapta, kada jinai bebūtų buvus slapta, kaip ten be išrinktiesiems ir taip toliau, ji yra visa atvira, bet labai stipriai apsaugota kodiniam struktūrom. Ir prie jos gali prisiliesti tik tas, kuris niekada neturės jokių blogų savo kažkokių minčių, kaip pasaulį sugriauti, kaip kažkam, sakykime, pakenkti, kaip kovoti prieš ką nors. Todėl galima sakyti, viskas atvira, visos šambalos, graliai ir taip toliau, kaip mes simboliškai bekalbėtume, jie yra, jie visada buvo, jie visada bus, jie visada atviri, bet tik tais pasiruošusiai sąmonė ir atsiverusiai širdžiai.